Sveiki, eteryje Žemės uostai. Šiandien keliaukime į vietą, kur sukurtas laimės uostas, atgaivintas kaimas ir suteikta nauja prasmė tradicijoms. Susipažinkite su Monika Sadauskaite Pocė ir jo šeima, kuri iš mažų putino uogų sukūrė didelę idėją, o iš paprastos kaimo sodybos gražų traukos centrą. Kauno rajone netoli Vilkijos gamtos apsuptyje įsikūrusi Sadauskų kaimo turizmo sodyba. Ją puoselėja dvi kartos – tėvai Laimutė ir Stasys Sadauskai bei jų dukra Monika Sadauskaitė Pocė su vyru Mariumi. Šeima vadovaujasi ambicingų muškietininkų šūkiu – visi už vieną, vienas už visus. Ir tai jiems padeda vystyti verslą bei kurti gražius tarpusavio santykius. Tikriausiai duoda labai stiprų pasitikėjimą, tada ir tą ryšį stiprų ir atveria tam tikras galimybės. Ir iš tikrųjų tas vienas už visus ir visi už vieną, iš tikrųjų aš niekada taip nepagalvojau, bet tikrai labai tinka, nes mes tikrai esam tokia šeima, kaip sako, 3 kartos po vienu stogu. Mes tikrai esam labai tvirti. Nesakau, taip, pasipykstam, neatitinka kartais poreikiai, kartosgi skiriasi galų gale. Tai ir pasidėliojam skirtingai, bet vis tiek mes einam kažkur bendro tikslo. Turim labai gerą viziją apskritai visa šeima, ko mes norim, ką mes norim iš savo sodybos, kaip mes norim matyti viską toliau. Ir mes visi keliaujam dėl to. Mes taip pakankamai dirbam tvirtai, aiškiai ir tikrai einam to vieno bendro tikslo. Gal mums tai pasisekė, kad mes, nežinau, vis dėlto ta viena šeima ir turim tą vieną kažkokį požiūrį ir į gyvenimą, ir į vertybės, ir apskritai tą norą, kaip viskas dėliotųsi. Tai gal mums tai paprasta užtat yra pakankamai, bet mums tą ir duoda, tą tokią tvirtumą, stiprybę ir, einam. Sadauskų šeimos istorija tai pasakojimas apie darbščias rankas, didelės širdis ir tikėjimą tuo, ką darai. Jų verslas prasidėjo mažoje kepykloje, kurioje dirbo visa šeima. Vėliau vedini meilės kaimui ir norėdami suteikti tradicijoms naują kvėpavimą, jie įkūrė vieną pirmųjų kaimo turizmo sodybų Lietuvoje. Mes gyvenom čia visada, taip, mūsų čia buvo namas, nes grįžę močiutė iš Sibiro, tai atgavo šitą žemę, žodžiu, ir mano mama tokia kaip darbščiausias vaikas savo šeimoje buvus, tai jai močiutė ir sako, žinai, tu im kaimą, nes kiti brolius ir sesė Kulautoje pasiliko gyventi, o tu sako, im kaimą ir čia savo ūkininkauk, būk ir dirb. Tai mama su tėčiu taip ir pradėjo šitam kaime verstis, bet pradžiai gyveno patys ir jie turėjo Kulautoje kepyklą. Tai aš ką prisimenu, aš visą vaikystę, nežinau, kaip mano vaikam metų turbūt, atsimenu bandelės, batonai, sausainiai ir visą vasarą mes dirbdavom. Sesė dirbdavo, broliai dirbdavo toj kepykloje ir aš, kaip mažiausias, bet man leisdavo fasuoti, dėti dėžutę, žodžiu, tai aš irgi dirbdavau toj kepykloje. Ir mūsų sodyba po truputį kūrėsi taip, kad mes galėtume pailsėti čia. Pirtelę, kad galėtume tiesiog praleisti kažkaip laiką lengviau, laisviau, nors patys per gyvenimą į tą pirtelę nuėjom, gal maks 10 kartų. Tiesiog atrodo, taip tėvų ta vizija buvo, kad nori sukurti kažką tokio, kur pati šeima galėtų pailsėti, bet galiausiai gavosi taip, kad mes įkūrę tą pačią pirtelę, pradėjom ją kažkaip netikėtai nuomoti svečiams. Tai vieniems draugams, kitiems draugams ir viskas taip rutuliojosi, dar ta kepykla buvo iš tikrųjų šalia, čia ta pirtelė ir tada mamos buvo tas žingsnis, kad sako, viskas, nebeįmanoma persiplėšti ir čia. Ir sako, žinot ką, šiso darom turizmo. Statom didesnį pastatą, einam į turizmą, nuomojam patalpas, dar čia buvo pati pradžia, mes esam, galvoju, 52 sodyba kaimo turizmo Lietuvoje įkurta. Tai taip ir gimė ta sodyba ir vėl augau toj sodybos statyme, tvarkyme, valyme, svečių priėmime. Po to turbūt nuo kokios 9 klasės jau dirbdavau naktim padavėja. Tai tas toksai augom, buvom šalia. Ir išaugom. Šeimos verslo idėja – puoselėti ir perduoti lietuvišką paveldą, kurti unikalią ir šiltą aplinką kiekvienam svečiui. Monika akcentuoja, kad žmonės atvykę į kaimo sodybą pirmiausia nori tikrų dalykų – natūralumo, jaukumo ir nuoširdaus bendravimo.
Tu gali turėti gražiausią sodybą, tu gali turėti moderniausią, tu gali turėti su geriausia įranga, nuostabiausiais baldais, bet jinai gali būti tuščia. Jinai neturės to jaukumo, tos širdies, tos džiaugsmo to tokio, neturės tos šilumos, galų gale neturės tos mamos. Nes man, aš sakau, kiekviena sodyba turi turėti savo mamą arba savo močiutę. Tai vat, man labai gera, kad aš turiu savo mamą ir jinai čia kaip močiutė yra šitoj sodyboj, kur svečiai atvyksta kaip pas močiutę. Nes mes tikrai labai stengiamės priimti kiekvieną savo svečią be galo nuoširdžiai, kaip į šeimą. Mes jį vaišinam tik čia augintais natūraliais produktais, arbatom, daržovėm. Mama visą laiką būna ir prikrauna svečiams ir lauktuvių, nes kažkas mėtų arbatą labai gėrė skanę pas mus, tai priskinas mėtų prideda, tai kokie pomidorai nuostabus, prideda kašę pomidorų. Nesvarbu kokia šventė, ar tai būtų įmonės renginys, ar tai būtų vestuvės, ar tai būtų giminės susitikimas. Tai vat, man atrodo, kiekviena turi sodyba turėti tą šilumą, jaukumą, nes kitaip nieko nebus. To žmonėms reikia. Jiems reikia to natūralumo, paprastumo, neišpompastytos kažkotais, neperdarytos, nežinau, kažkaip labai ypatingai, bet reikia turėti patiems savininkams, patiems šeimininkams va čia kažkatais, kad galėtum ir perduoti savo svečiams, o jie tai tikrai labai jaučia. Sadauskų kaimo turizmo sodyba ištisus metus atvira svečiams. Dienos ritmą diktuoja ne laikrodis, o svečių poreikiai ir pačių širdies balsas. Kiekvienas turi savo pareigas ir atsakomybės. Monika neslepia. Šeima – tikri darboholikai. Nėra pas mus laisvų savaitgalių, nu gerai, gal per metus maks turim kokius 2 šeštadienius laisvus, ten įsidėlioja. Taip dėliojasi, tikrai turim daug mokymų, konferencijų, tai ta diena labai priklauso nuo kiekvieno to užsakymo ir kas pas mus šiandien atvyksta į svečius, ar ne, į sodybą. Tai kartais diena gali prasidėti ir 6 ryto, kai keliesi, bėgi jau nuo ryto, dėliojasi, nes dar vaikus turi pamaitini, čia bėgi į sodybą, priemi svečius, susidėlioji. Kartais diena gali prasidėti ir 12. Nes leidžiam savo ir pamiegoti kokios 11. Būna ir tokių dienų. Tai iš tikrųjų labai skirtingos tos dienos. Taip, kartais būna tokių dienų, kadangi mes, aš sakau, mes čia sodybai labai esam pasiskirstę savo darbais. Tai tie ankstyvieji darbai, kurie būna, tai juos dažniausiai atlieka tėvai. Tai šiltnamis, tai va tos vištos mūsų prisižiūri, tai ten kokie šienavimai, tai čia jau tėtis. Mama, kas yra susijęs su sodyba, tai klientam pusryčius atiduoda, maistas ar ne. Tai užtat tie ankstyviai darbai jau dažniausiai lieka jų, bet būna taip, kad tėvų nebūna. Na, kažkas ištinka liga, negalavimas koks nors, galų gale sugalvoja išvažiuoti kažkur, tai tenka mum perimti tas vadžias visas. Tai mano vyras sako, aha, vištų neauginsiu, nes reikia anksti keltis, eiti atidaryti, nes jam keltis anksti tai yra tragedija. Nors sako, gal visai ir faina ta gyvybė kaip vaikšto, bet avių tai tikrai neauginčiau, nes mėsos niekas nevalgo, patys nevalgom, avis tik dėl to, kad žolę nušienauto, o galiausiai vis tiek tenka patiems žolę šienauti ir tas avis dar šert. Nu, žodžiu, čia kita istorija. Tai, nu va taip ir dėliojasi, žinokit, tą dieną, bet dažniausiai būna ilga. Aš, pavyzdžiui, per savo gyvenimą niekad gyvenime nemačiau mamos ar tėčio, va taip ant sofos, gulint kojas ant kojas ir kokią knygą skaitant, ar ten, nežinau, žurnalą, kad niekada nemačiau. Niekada taip nebuvo. Ir gal dėl to mes patys taip nedarom. Nežinau, vyras irgi ištreniruotas kojų, neturi kada pailsėti. Mes iš tikrųjų šiek tiek esam tokie darboholikai. Tikrai, nelyginu savęs su tėvais, nes mano tėvai tai iš viso tokie pamišę, jie ištisai, kol šviesų jie ir varo. Tai čia jau kita liga, kaip sakau, bet šiaip mes esam tai tokie darboholikai. Jo, eini, darai, nes kaime visada yra kas veikti. Nu, nėra taip, kad nėra kas veikti. Nu, visada yra. Tai eini ir eini. Bet fainai, smagu. Jeigu matyt, gal būtų taip, kad pervargtume, nu, tai turbūt ir jau pasakytume, stop, šiandien tiesiam kojas ir nieko neveikiam. Ar ten išvažiuojam kur nors, mums visai patinka šiaip išvažiuoti kartais, kažkur tais pakeisti aplinką. Tai būna kartais taip. Bet šiaip dirbam. Monika atskleidžia, kad šis verslas kupinas iššūkių ir pačių netikėčiausių kuriozų.
Tačiau darbščiai ir ambicingai šeimai jie netrukdo plėtoti verslą. Tai visokiausi, tų kuriozų, čia kiekvienais metais, bet nuo to tu tik tais pasikrauni, tu įgauni tam tikrų patirčių, galbūt sužinai, kaip elgtis tam tikrose situacijose ateityje, bet neturėjom nei vienos tokios kuriozinės situacijos, kurios, žinot, užsimtume iš galvos ir galvotume, ne, viskas, jau dabar tai dedam tašką ir daugiau čia tikrai nieko nebedarysim. Niekada taip nebuvo. Aš nežinau, gal dėl to, kad patys kažkokį spinduliuojam tą kitokį požiūrį, kitokį jausmą, viskas yra sutvarkoma, viskas yra pataisoma, viskas gali būti atnaujinta ir čia tik tais materialūs dalykai. Na, jeigu kalbam apie kokius nors sulaužimus ar ten kažkas, čiagi, ta prasme, tai yra tik daiktai. Tai galų gale gal ir atėjo laikas jį sulaužyti ir pakeisti naują. Tai mūsų iš tikrųjų požiūris yra toksai. Ir kiti, pavyzdžiui, žinau, labai nemėgsta vaikų stovyklų. Nu taip, jie pasiučia toj stovykloj, taip gerai, bet jie ir turi stovyklą čia. Tai ir būna ir sulūžta, jie ir nori ant palangių pasėdėti, jie nori ir pagazdinti mergaitės vakare, kai dūžta langai. Tikrai būna ir taip. Nu bet ką daryti? Nu čia ir yra tas džiaugsmas, kad jiems kartais ir padaryta tokią nesąmonę, kuri sukeltų jiems vidinį, o dievai, ar ne? Nu ta vaikystė ir tokia turi būti. Tai mes užtat ir priemam ir vaikų stovyklas labai drąsiai ir aš nepergyvenu, kad ten bus ar mažiukai, ar paaugliukai, ar dar kas nors. Ar ten kokie nors renginiai masiniai, nežinau, kaip kokie baikeriai. Irgi atrodo, ojei, nušnioš viską, dabar kas čia bus? Nu ir nieko. Kad šiukšlių biškutį pasimėto. Nu ir vaikštom. Ir patys pabūnam tam renginį, vat šiukšlės pasirenkam. Ir labai viskas tvarkoj. Tiesiog, viskas natūraliai. Tikrai reikia lengvai, nes jeigu tu būsi čia susikaustęs, pergyvensi, nervuosies. Na, mes turim tėtį savo tokį, kuris, nu tikrai labai nes, kaip sako, jo statyta, jo daryta. Jisai, nu tikrai pergyvena dėl kiekvieno to kažkokios nesėkmės toj sodyboje, kas ar ten sulūžo, ar sugedo, ar sudegė, nu tarkim, ar ne, ar sudaužyta. Taip, bet nu, jeigu tu žiūrėsi taip paprasčiau, nu ir viskas ir praeis daug paprasčiau. Tai dabar galvoju, mums kaip verslininkams, būtent šitos ryties, ar ne, ko reikėtų. Sunku pasakyti, nu viskas yra tai, ko norim. Patys susidėliojam tą veiklą taip, kaip norim. Patys klientus turim tuos, kokių mums reikia turbūt, kokius pritraukiam patys. Tai, nu kad, žinot, ko reikia, kad liktų viskas va taip. Nors kaimo turizmo verslas gana kaprizingas ir sudėtingas, tačiau Sadauskai neieško kaltų, kaip Lietuvoje yra įprasta, o koncentruojasi į tai, kaip galima sušvelninti rizikas, kokie sprendimai tinkamiausi. Mes šiaip šeimoje esam labai politiški. Labai. Ir mes turim savo konkrečias tas vertybės, bet nesu ta, kuri ir mes apskritai šeimoje nesam tie, kurie keiktų valdžią. Nesvarbu, kokia jinai ir bebūtų. Nes mes labai džiaugiamės, kad gyvenam tokioje demokratiškoje valstybėje. Iš tikrųjų, ir mes turim be galo didelės galimybės. Mes turim tokius atvirus kanalus, kuriuos galime tik tais žino kaip, kas ir kad gali pasinaudoti, paimti tomis galimybėmis. Ir man atrodo, kad valstybė verslams tikrai labai daug padeda. Tikrai daug padeda. Visą laiką norisi, kad mokesčiai būtų mažesni. Nu, tai kas be ko. Bet, nu, žiūrėkim, labai logiškai. Ar jie pas mus tokie tikrai labai tragiški, ar mes negalim išgyventi? Man buvo vienas labai toksai gėdingas momentas, turbūt, kai buvo Covidas, bijau pameluoti, bet man atrodo, kad buvo Covidas. Ir tada, kaip kažkas įvyko ten irgi su tais mokesčiais, kad ar pakėlė, ar kaip ir būtent turizmui, ar PVM tą padidino, kad buvo 9 procentai, tada 21, dabar vėl grąžinai 9. Ir mūsų kolegos iš kaimo turizmo sako, viskas, reikia važiuoti prie Seimo, čia vos nelangus daužyti, streikuoti, nesąmonė. Ir tada mes taip šeimoje sakom, o tai pažiūrėkit, su kokiam jūs mašinom važiuosit prie to Seimo. Ar negėda šiaip galvoti apie tokius dalykus, nes gyvenam tikrai labai gerai. Visko pakanka, viskas tvarkoj. O mokesčius, kad nemokėt, ta prasme, gal vyresnė karta yra ta tokia, kuri galvoja, kaip apeit, kaip sudėliot. Man atrodo, mūsų karta, jinai žiūri visiškai kitaip. Tiesiog yra tam tikri reikalavimai, yra tam tikros normos, taip jos keičiasi, taip kartais atrodo, ir kad tas turto mokestis nuskauda biškutį, bet tada galvoju, bet ar iš tikrųjų nėra tai sąžininga, gal ir sąžininga, gal ir turi mokėti, gal norėtųsi mažiau,
Nu, bet vis tiek uždirbsim, susidėlioji. Tai aš, žinokit, nepergyvenu kažkaip, nesu ta, kad keikčiau tą valdžią. Aš žinau, kad mes turim dirbti taip, kad galėtume uždirbti patys ir kad galėtume atiduoti ir valstybei. Nu, tokia mūsų pareiga. Sadauskų sodybos simboliu yra tapę putinai, kurių auginimo tradicijos perduodamos iš kartos į kartą. Lietuvaičių kiek primirštos uogos pastaraisiais metais išgyvena atgimimą. Monikos teigimu, putinai yra neįtikėtinai naudingi, todėl šeima augina ir populiarina šį natūralų sveikatos šaltinį. Iš tikrųjų, mūsų liaudės medicinoje mūsų seneliai putino uogas naudoja be galo plačiai. Ir ne tik uogas, naudoja putino žiedus, putino žievę, šaknis, daug buvo kas naudojama. Bet mes tikriausiai šitą uogą, šitą krūmą pamiršom dėl jo tokių nelabai malonių savybių. Tai kvapas, skonis nėra toks jau labai skanus, kvapas nėra gal malonus, bet pas mus šeimoje putinai buvo nuo vaikystės, nuo kūdikystės, turbūt aš irgi, kaip su ta sodyba užaugau, ir su putinais užaugom. Žiema visą laiką mes turėdavom putinus, visada, valgydavom, gerdavom ištisai. Mama mano šitą receptą atsinešė iš savo močiutės, nes pas jo močiutė, va čia netoli mūsų iš to kaimo, buvo didžiulis putinas, augino bites laikė ir gamino tą sirupą, būtent arbatą. Ir mama, sako, pati nuo vaikystės visą laiką gėrė ir naudojo. Ir mes tos putino uogas, tą sirupą, mes pradėdavom savo svečiams, juos vaišindavom. Ir visi iš tikrųjų taip džiaugiasi, jiems visiems patikdavo, prisimindavo tą vaikystę, kiti, o Dieve, negaliu net paragauti, kaip bjauru, būdavo visokių tų reakcijų. Ir kažkaip ir taip augom su tais krūmais, kad vieni norėdavo įsigyti, kiti norėdavo įsigyti. Mes taip netikėtai gavom pakvietimą, pirmą kartą atsimenu sudalyvauti Kauno kaziuko mugėj, sako, parodykite savo putinus, gal daugiau plačesniai visuomeniai. Ir mes su vyru nuvarėm ir per turbūt kokias 2 valandas mes išpardėm viską, ką turėjom. Nebuvo ten be galo daug, bet vis tiek mums tai buvo, o vaikeli, gal per 2 valandas tai, ką pasidarom, ką čia sodybai realiai per visą žiemą tu ten svečiams išdalini. Ir tada vyras sako, žinai, va čia jau reikia imti šitą dalyką. Ir iš tikrųjų gal vyro buvo ta tokia mintis, kad būtent dirbam su putinais, kad sodinam daugiau krūmų, kad darom tos putinus, spaudžiam. Ir kažkaip po truputį mes, jau čia sakom, žinokit, čia mūsų kitas verslas. Čia putinai tai yra mūsų su vyru jau atskira šaka, jau tėvai nesikiša, padeda taip, bet jau čia mes valdom šitą visą idėją ir dirbam, pakankamai, sakyčiau, sėkmingai, nes paklausa yra. Žmonės tai vertina ir mes labai daug bendravom su mokslininkais. Iš tikrųjų, daugiausia bendravom su botanikos sodo, Laima Česonienė yra Pranas Daubaras, tai mes būtent su jais konsultuojamės apie uogas, apie jų naudingasias savybės, apie jų veiksmingasias savybės. Ir iš tikrųjų, tyrimai, kurie yra padaryti su putinais, yra be galo unikalūs. Ir man labai patiko paskutiniai Laimos Česonienės būtent žodžiai. Mes turėjom tokį renginį ir jinai sako, aš labai viliuosi, kad po kelių metų mūsų vaistinėse prie antibiotikų toj lentynoj bus ir putinų natūralūs antibiotikai, nes patys putinai turi be galo daug antibakterinių, antigrybelinių savybių. Jie yra natūralus antibiotikas ir jie tikrai yra veiksmingi. Tai va, tai ta uoga šiek tiek pamiršta, bet jinai tikrai yra žinoma. Ir mes stengiamės tą prisiminimus tuos atgaivinti žmonėms ir pasakoti būtent apie tas naudingasias, natūralias medžiagas, kurių mes galim gauti be vaistų. Jaunieji Sadauskai iš šių uogų pirmiausiai pradėjo gaminti putinų sirupą, kuris yra tapęs tarsi jų sodybos ženklu. Metams bėgant, asortimentas išsiplėtė, dabar gaminama net ir kambučia. Monika pasakoja, kad beveik visi produktai gimė iš drąsių eksperimentų, netikėtų pažinčių, sėkmingų sutapimų ir, žinoma, beribės fantazijos.
Su sirupu mes ir įsivažiavom viską. Tada mes sugalvojom, kad labai norėtume kažkokių saldainiukų, kad būtų su putinais. Ir tikrai darėm labai skirtingus variantus ir tikrai nesigavo. Ir mūsų viena kolegė, technologė, sako, žinai, aš tau padarysiu guminukus. Eik, tu gamink, ką nori iš tų putinų, nes vis tiek nieko gero nebus. Ir kai jinai padarė tos guminukus, jie buvo tokio tobulo skonio ir galvom, va čia vaikam jau bus kaip gerai. Ir galiausiai tai mūsų senjoram, nes jiem labai patinka tekstūra, patinka tas karstelėjęs skonis. Žodžiu, va taip netikėtai eksperimentas įvyko su putinukais, guminukais. Tada turėjom tokį reikalą, kai tiesiog vieną sezoną neišsipardavėm visų putinų sirupo ir pasidėjom rūsy ir tada pagalvojom, kad mums tie putinai surūgo. Tiesiog pakeitė spalvą šiek tiek, pradėjo rūgti. Ir irgi gavom taip gaila, 200 litrų putinų sirupo, dievai, gavom ir medus, ir darbas, ir spaudimas, nu vis tiek, ir kiek energijos įdėta. Ir tada pasikalbu su mūsų irgi gerų bičiulių bitininku, midaus gamintoju iš Ušvės, ir jisai sako, Erikas, žinai, duok tu man tą midų, sako, pavažiuosiu, ne midų, tą sirupą, gal sako, midų išeis padaryti. Nu gerai, sakom, bandyk. Tai skambina man jisai po savaitę, sako, žinok, midus, tas putinų sirupas, jis nesurūgęs absoliučiai, reikia dar auginti, jis pusę metų fermentavo tą sirupą, kad jisai surūgtų tinkamai, kad jisai, žodžiu, fermentuotųsi ir gavosi nuostabaus skonio putinų midus. Nėra jis ten labai stiprus, bet mano senjorai, tai jie taip džiaugiasi, sako, čia kaip širdies lašai prieš miegą, labai gerai. Nu, iš tikrųjų, nes putinai turi spaudimą žeminančių savybių. Tai šitas tinka reikalas, tai va, midus eksperimentas gavosi. Tada mes vienoj parodoj dalyvavom Vilniui ir labai netikėtai susipažinom su tokiu žmogum, kuris gamina kambučą. Ir jisai sako, žinot, aš turiu, sako, pasirodymą ir man reikia ekstra dabar žmonėm parodyti, kaip gaminu kambučą. Duokit, sako, savo sirupą, pabandysiu iš jūsų sirupą padaryti kambučą. Ir tokį išėjo kambučą gera, kad mes pradėjom kambučą su juo gaminti iš putinų. Tai, žodžiu, va taip, va, viskas netikėtai eksperimentai, kažkokios va, netikėtos pažintys ir taip auga. Tai va, šiai dienai turim sirupą, šiai dienai turim putinukus, turim midų ir turim kambučą. Dar bandėm gaminti ledinukus, tik tai labai jau brangi gaunasi savikaina. Labai nuostabus ledinukai, bet dar turim sugalvoti, kaip padaryti, kad būtų ta kaina prieinamesnė. Tai va, tai 4 jau tokius konkrečius turim gaminius, vienas ant klaustuko. Svajonės padeda eiti į priekį, todėl šeimai jų netrūksta. Iš svajonių gimsta vizija, o tada žingsnis po žingsnio paverčiame ją realybę, sako Monika. Turiu tokią svajonę, bet šita svajonė mano yra labai, dar kai tėvai pradėjo statyti sodybą, iš tikrųjų turėjau svajonę turėti senelių namus. Ir tėvams sakiau, kad nedarom tos sodybos, darykim senelių namus. Ir kažkaip vis tiek gimė, kad sodybą darėmės, tai ateityje galvoju, nežinau, pavyks, nepavyks, bet be galo norėčiau turėti senelių namus. Sodyba viskas fainai, viskas gerai, mes turim 2 sodybas. Ir sakau, viena tegu būna vestuvių sodyba, o kita būna senelių sodyba. Sadauskų šeimos atkaklumas, kūrybiškumas, darbštumas ir meilė savo kraštui sukūrė ne tik sėkmingą verslą. Ši sodyba kur kas daugiau nei kaimo turizmo vieta. Tai tikras žemės uostas. Ramybės, įkvėpimo ir tikrų gyvenimo akimirkų prieglobstis, kuriame kiekvienas atvykęs jaučiasi tarsi sugrįžęs namo. Toks mūsų šiandienos pasakojimas apie šeimą, kuri sukūrė žemės uostą ne tik savo, bet ir atvykstantiems svečiams. Čia ir slypi sėkmė. Ačiū, kad pusvalandį buvote drauge ir atsisveikiname iki kito karto. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.